Rakickų komanda atvyko į Klaipėdą. Su Fanta, su Cola ir su Sprite. Taip, su tokiam nuodėmėm. Ir ruošiasi plaukti. Prašau dėti man į krepšį. Oi, ne dabar. Va. Su mamos mezginiais. Savo rankinuką neužsitraukus nori išbarstyti. Reikėtų visus skyrius užsitraukti. Jo. Reikėtų iš praeito plaukimo į Švediją. Ane? Ai, tiksliai, iš Gotlando. Jo. Žiūri, fainai. Nu va, gal sugrįš į savo tėviškę. Gal galėsi palaikyti, nes aš einu į tualetą. Va mano apyrankė. Taip, pačios gražiausios apyrankės Škertik. Apsidairyk, čia kartais laksto labai. Visko nepaimsim. Irklentė tikrai liks. Jo. Unės kuprinę galėčiau dar paimti, bet ten vis tiek yra. Ai, fotiko. Visi dar grįšim. Gerai. Nu, pala, aš pabandysiu. Fotoaparatą gali paimti, nes vis tiek ten. Jis nori palikti. Gerai, aš tai ne. Mama, aš einu savo tempu. Gerai, eik savo tempu. Apie ką švilpauji? Gal apie atostogas? Mm. O tavęs nemokinu. Kaimynų nėra, vėliavos neplevėsuoja. Va, Lausvė kaimynai ir Undinė. Mes pasiekėm savo jachtą ir bandysim sutilpti. Sakai? Tik reiks išsirūšiuoti, ką palikt mašinai, kitas pagalvėlės. Tai iki rytojaus turim laiko. Iš šono gali dėti prie tinklelio. Antras reisas iš mašinos ir liko dar bagažiniai ir klentė daugiau, kaip ir viskas sutilpo. Tai va, būsim viską susivežę. Galėsim pradėti įsikūrinėti. Dar nuvažiuosim baliono dujų. Jau grinai padėsi, ne? Padėjus, esu padėjus. Jau atostogos. Čia
prieini vartus, reikia pridėti kortelę magnetinę ir atsidaro vartai. Vežam užsipildyti dujų balionus. Kad tikrai užtektų. Viskas, apsiprekinom. Nusipirkom vieną naują dujų balioną 7 litrų. Tai dabar turėsim 2 pilnus. Tikrai turi užtekti. O maisto nutarėm apsipirkti Lidle, nes Maksimoj, ten kur buvom nuvažiavę, tai būtų reikėję labai toli jau nešti, tai mums čia patogiau. Pasirodė ir staptelėjom į Lidlą. Na tai va, ko jau reiks, tai čia neišvykstam į pasaulio kraštą. Visur visko yra, pasipildysim. Kai mes susitvarkysim, tai va draugė mums padovanojo. Tabakinių neturiu, čia yra. Viskį tai matau. Ha? Matau, kad parašyta viskį. Kažkaip alkoholis. Bet reikia užsitarnauti. Mes turim susiruošti. Dar tilptų, ne? Jo. Pasakyk, iš kokios draugės gavai. Iš Jurgitos savo draugės. O taip. O čia mūsų sesė Ula, kuri bandys įlysti. Tuoj parodysiu kokį plyšelį. Nebandyk. Į šitokį plyšelį bandys. Va šitokia Ulytė. Kuria yra, ką tik suėjo 22 metai. Bravo, paplojim. Ir ji dabar bandys visai įtilpti tokią miniskilutę. O aš dabar bandysiu atliekamą patalynę. Čia dar rankšluostis yra. Jo, galima irgi padėti jūs. Atliekamą patalynę mums reikia sukimšti. Tai padarykim. Bet mes kai įsikursim, reikelį, čia bus gerai. Taip. Tokį draugę mama padovanojo. Kas čia beldžia, tėtis beldžia. Oi, a tikrai tėtis? Jo, dabar einu tėtį parodyti, čia kažkas parašyta. Nežinau. Reikia jam pagalbos. Dabar rodysim tėtį. O, parnešė irklas. Irklentė. Va, irklentė. Tada dar kažkas. O, ačiū už makaronus. Spagečiai, makaronai. Kur kakava? Nu, kakavą pamiršau. Rimtai? Rimtai. Kakavą. Siaura. Turiu šansus, kad jis gerai paimti kakavą. Ai, nieko, kitoj šaly. Kakavą pamiršo. Ai, iš vis pamiršau, ne? Ko turim? O mama kur dėt? Ką? Dėk, bet kur dabar aš tuoj pabaigsiu dėti. Ką? Tėtis vėl kakavą pamiršo. Ai, nesvarbu, tegu nevažiuoja. Nevažiuoja. Bet žiūrėk, kiek makarų turim. O dievuliu, nu, a viso grūdo. Ne visi gal, bet šiaip jo yra spagečiai viso grūdo. Va čia, bet, varkiai kažkokia. Ula. Unytas tam. Čia tėtis. Kur laikom makaronus? Tiesiog šitam stalčiui. O jo antram. Porą pakelių į antrą stalčių, o paskui kitus ten pasėdinį. O, pasakyk, ką tvarkaisi. Makaronų pirkau ir atsarginę kurą. O ką čia turi kokį draugą ant savo maikės? Palėdais.
ateina. O šiandien vieną namuose tokį kaip bimbalą atrodo kaip širšė. Nu, 2 tokius. Ir vieną musę susiradau. Galim įdėti tą skirtą, bet ten yra vietos. O dabar kažkom merginom blogai. Ir gali to kažką įdėti, žinok. Čia gundo visų dalykų. Nu, Visokius skanumynus. Galvoju. Visokius nu, kas čia jūs kažkokią problemėlę ištiko? Ištiko mums problemėlė, nes Kokią? per storą maišą padariau ir neužsidaro. Tai žiūrėk, ištrauk, tikrai kažką įdėsim. O čia tėtis kažką knisas. Nu, pasakysi, ką čia knisės. Kažkaip čia kažkas knisas. Čia. Kaip čia. O čia. Kažkas plaukia. O, vienodai. Taip plaukia. Laivas ir keltas. Čia laivas. O ten karuselė, kaip matot, tai kaip gal eina prieš, ten tas ratas. Tai ten yra. Manelė. Kas vakarieniai? Gal aš paklodį vieną Dėk. Kas vakarieniai bus, pasakyk, tėti? Makaronų jinai norėjo. Gal kumpis, lašinukai. Bet aš tai nenoriu juoda makaronų. duona, cibuliukas. Ojojoj. Būtų skaniai. Logyčių. O čia kokia betvarkė? Tai dabar mes čia galim šokinėti. Neskleiskit brandų. Tuoj parodysiu save. Čia aš. Nu va, tilpo. Gerai, dabar aš tam. Bandau dabar plokštais. Jeigu kas, dar galėčiau suspausti kažką, žinok. Nu gerai, va. Toliau einam. Nu viskas, mane kantrybė ir eina į pabaigą. Žiūrėk, kapinė. Irgi žinau. Jo, mes jau visiškai. Pasakyk, Kula, ką šiandien labai sunkiai dirbai. Mokinaus spręs bilietukus. Kokius? Vairavimo. Klojau lovą, kurią labai sudėtinga pakloti. Vilkau patalynę. Sudėliojau daiktus. Nešiau daiktus. Susidėjau Šiauliuose visus daiktus. Irgi vat. Nu ir ką dar sunkaus nuveikiai? Ką mes dar veikiam sunkaus? Nu tai pasakyk. Kaip ir viskas sunkiau. Viskas? Taip. Tikrai? Skamba tai nesunkiai. Na ką, papasakokit, prašom, žmonės. Gerai. Dabar prisidėjau pabrukėmų. Ką? Ką valgai? Kas čia yra? Šilavojas. Nu, gerai. Ir valijau dar šitos Mano makaronus. sumuštinis. Čia Unės kūryba. Tai kaip sekės šiandien? Įsikūrinėti? Vertinkite prašymą. Baisiai. Gerai. Nusiteikę rytoj plaukti? Nusiteikę. Nusiteikę. Pavargę. Jau dabar. Nu, Jo, pakrausim. kol susidėjom viską. Nu, tai kiek šitą valandą? Ai, nežinau, palauk, žiūriu. O, jie tu, pusė 12. Nu, tai va maždaug prieš 20 minučių baigėm. Atrodo, nedaug čia tos vietos, ar taip? O, užvirė. Bet jau viską įsikūrėm, susitvarkėm. Tai jau visai smagu. Galėsim kelti rytoj bures ir plauksim link Latvijos. Jeigu ką, tai Į Liepoją. gal man tėtis duos pavairuoti. Tiesą sakant. Galimai. Nes aš jau biškį moku. Taip, nes Gerai. mokytoja Irutė nepamokė tave. Ir jau moku su guminė valgyti. Nu, prašau. Ką turiu? Iš gerą pradžią atostogų, ne? Gerai atostogas. Auksim 3-2 savaitės. Žiūrėsim pagal vėjus, pagal orus, ne? Negalim tiksliai pasakyti. Nu, tai va, tiek žinių šiam vakarėliui. Kas lašinukų, kas užtepėlė, kas krienų, uogų, makaronų, kas salaus, kas agurka. Kas per daug Priruošiam. dienų? Visokių, va, galėsim rytoj linguoti. Nu, šiandien jau nežinau,
Gal Na, biškai. čia labiau matos. Nežinau, gal rytoj paragausim pirmą dieną. Va, kai atplauksim Liepoje. Ane, Mariu? Jau svajoju. Ir dar viena naujiena. Ula prisidėjo per daug krienų. Jau Ai. senos naujienos. Ne, Jau praėjo, jau gerai. Bet taip akis sutraukia. Aš Ane. galvoju. na gerai, nu aš ragau dabar. Ko neinate miegot? Paskutiniai akcentai. Atsiprašom. Gerai, labanaktis. Skaitovom. Labanaktis. Viskas. Virtuvėlė švari. Kas pasaką klauso, kas dantukus valosi. Tačiau net nuraudo nuo piltos užuominos. O dabar auklė buvo klausa pasakėlė. O Nesimato. ką mes visi veiksime? Visiškai. Kol Albertas valgys, Panaktis. sėdėsim prie stalo ir bendrausime su juo. Nu jau viskas jau, ne? Jo. Gražu. Negerai. Va, kaip kranai apšviesti. Taip atrodo pas mus vakarų panorama. Auksinis kranas. Ir viskas nutikę ir nurimė. Čia tokie šviečiantys stulpai. Laimės ratas dar kyšo. Ir viskas.